LIFE integruotasis projektas energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje remia nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano įgyvendinimą energijos vartojimo efektyvumo srityje, stiprinant Lietuvos pastangas švelninti klimato kaitą. Klimato kaita kelia vis didesnę grėsmę ekosistemoms ir žmonių geroviai. Todėl Lietuvai siekiant didesnių klimato tikslų, projektas padėjo iš esmės atnaujinti nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Buvo suorganizuotos regioninės konsultacijos su kaimyninių šalių ekspertais. Bendras aplinkos ir energetikos sričių ekspertų darbas padeda nuodugniau įvertinti politikos priemones, atlikti jų prognozavimą bei vertinti jų stebėseną, siekiant ambicingesnių Lietuvos klimato tikslų. Projektas energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje veikia pastatų, transporto, pramonės ir žaliųjų pirkimų srityje. Vienas iš reikšmingiausių klimato kaitos iššūkių, kurio ėmėsi projektas, yra transporto srities šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas. Tam projektas parengė rekomendacijas dėl mažos taršos zonų įrengimo, sukūrė mokymosi programą mokytis ekologiškai vairuoti bei įgyvendino pilotinį projektą Lazdijai veža, kurio iki šiol džiaugiasi visi Lazdijų rajono gyventojai. Taip pat projekto iniciatyva yra tobulinamos elektromobilių finansavimo sąlygos ir organizuojama viešinimo kampanija, kuri didina elektromobilių patrauklumą visuomenėje. Šios veiklos prisideda prie tvaresnio judumo sprendimų diegimo ir skatina gyventojus rinktis mažiau taršias keliavimo alternatyvas, tai prisidedant prie šias emisijų mažinimo transporto sektoriuje. Projektas sprendžia sąmoningumo stoką klimato kaitos srityje, nes daugelis žmonių vis dar nėra pakankamai susipažinę su kasdienėmis praktikomis, kaip jie patys galėtų sumažinti poveikį aplinkai. Dėl to organizuojame hakatonus, kurių metu galėtumėme atrinkti geriausias ir įdomiausias idėjas. Vieno hakatono nugalėtojai parengė neformalaus ugdymo programą Gamta mieste ir įrengė žaliasias erdves mokyklos teritorijoje. Tokiu būdu mokiniai gali patys praktiškai pritaikyti įgyjamas žinias ir keisti savo elgseną, kad mažintų poveikį klimatui. Kitą hakatoną organizavome ieškodami inovatyvių sprendimų tvaraus judumo srityje. Šį hakatoną laimėjo komanda Burbi, kuri sukūrė mobiliąją programėlę dviratininkams, padedančią pasirinkti geriausią alternatyvą, kaip judėti mieste, būtent dviračiu. Visų šių veiklų rezultatas yra tai, kad daugiau nei 25 000 asmenų pakeitė savo elgseną klimatui palankesne kryptimi. Projektą LIFE IP Enerlit įgyvendina didelė partnerių komanda. Čia pristatėme tik keletą mūsų veiklų, tačiau tikimės, kad jos įkvėps ir jūs imtis pokyčių ir diegti energiją taupančius sprendimus jūsų aplinkoje.